Labas, Monika, su gimtadieniu tave. Ir tave. Šiandien buvo taip, Monika kvietė mane į laivą, bet aš dėl techninių kliūčių turėjau Moniką pakviesti į laivą. Bet džiaugsmas yra tas pats, teisingai, Monika. Svarbu, kad esam čia. Taip, nes gimtadienis yra gimtadienis, dovanos, naujienos, labai svarbios, fainos naujienos, tai kviečiam tave likti, paklausyti, susipažinti, išgirsti ir galbūt netgi padaryti sprendimą. O jeigu kils klausimų, tai ir parašyti. Būtinai. Gimtadienis. Liepos 1 dieną Lietuva stojo švęsti gimtadienį. Kodėl sakau stojo švęsti gimtadienį? Todėl, kad švęsime visą mėnesį. Lietuva 5 metus jau yra Monat kompanijos brandas Lietuvoje. Ir kiekvienais metais, vadinkim taip, kiekvienais metais kompanija visada džiugina ne tik tai mus, verslo partnerius, bet ir klientus. Yra ypatingi super patrauklūs pasiūlymai, dideli sutaupimai, dovanos tiek ir verslo partneriams, ypatingai vasarą, bet apie tai po trupučiuką. Monika, kaip tu, sakyk man, kokia tavo nuotaika ir energija buvo, kai tu pamatei tokias naujienas pas mus? Liepos 1. Aš tai naujieną visą laiką labai nostalgiškai prisimenu, kai naujiems verslo partneriams dovanojamas yra aliejukas, nes aš buvau tas partneris, kuris prisijungė ir gavo dovanų aliejuką. Tai kiekvienas tas grįžtantis ratas, kai grąžina aliejuką, dovanoja aliejuką, tiesą sakant. Tai man labai prasisuka visa mano ta kelionė pačios, tai labai džiaugiuosi, kad aš ją pradėjau ir tęsiu ir raginu kitus žengti tą žingsnį, nes tas žingsnis pradėti yra sunkiausias, o po to jau vis tiek kažkaip pušku, šaram-varam ir išsijudi vis tiek. Tai kada gauni dovaną, aliejuką dovanų, kada nusprendi prisijungti į verslą, kartu turėti savo elektroninę parduotuvę, tai šio aliejuko vertė yra 112 eurų, tikrai verta ir išbandyti, ir apdovanoti, ir įvertinti. Na, bet žinai, aš esu iš tų, kur mane netaip super motyvuoja dovanos, mane motyvuoja rezultatai, kuriuos aš galiu pasiekti ir save apdovanoti pasididžiavimu. Tai gimtadienis prasidėjo labai ypatinga dovana ir UK, ne tik tai Lietuvoje. Mes gavom ypatingą dovaną iš viso pasaulio tiesioginių pardavimų marketingo. Ir kas tai yra? Jau UK verslo rinkoje pasileido meta pardavimai. Ir kartais su kai kuo esu dalinusis šią žinią, kad jau atkeliauja, įsivaizduojat, UK atkeliauja, o labai greitai ir Europa turės šitos dalykus. Labai trumpai noriu pasidalinti, kas tai yra, nes daug kas nesupranta. Atrodo, meta pardavimai, tai yra čia pasileidai mokamą reklamą ir tu pardavinėjai. Tai kur kas yra paprasčiau, kas dirba tiesioginiuose pardavimuose ir nori turėti ekstra pajamas, nori turėti savo elektroninę parduotuvę, turi 1000 sekėjų arba Facebook'e, arba Instagram'e, nesvarbu, tu gali ar nuo ten pradėti, tu gauni savo nuorodą elektroninės parduotuvės, su kuria tu dalindamasi apie produktą, tu gauni 45% komisinių nuo pardavimų. Įsivaizduoji, 45% yra super fainai. Ir tau nereikia dėti mokamų reklamų, nes tai, kad tu pasidalini savo nuorodą arba pakvieti žmogų susisiekti, tu jau darai pardavimus.
Tad viskas yra kur kas paprasčiau, viskas yra labai gerai apgalvota strategiškai. Balandžio mėnesį viskas prasidėjo Amerikoje. Kompanija pasakė, kad greitai bus ir UK. Taip, dabar nuo Liepos mėnesio turim UK. Lietuva, Europą, laukit šitos naujienos ir šitos galimybės. Ir tai yra fantastiška galimybė mamytėms, tiems žmonėms, kurie valdo socialinius tinklus ir supranta, kad socialiniai tinklai nėra vien tik tai jų draugams, kad pasižiūrėti. Socialiniai tinklai yra darbui. Ir vat juos būtent šitoj vietoje galima išnaudoti, atliepiant daugybę problemų sprendimo. Pradedant nuo plaukų, užbaigiant kojų pirščiukais, veido odą ir kūno odą, kurie visi nori stabdyti senėjimo procesus. Tai vat, tai nuostabi žinia, žinoma, maža to, gegužė, birželis, liepa ir rugpjūtis, tai yra pas mus pats javapjūtės mėnesis. Jau mes dabar, jau nuo praeito mėnesio pradėjom pjauti grūdus. O dėl ko? Todėl, kad kompanija visgi duoda dvigubus dar bonusus, dar tie tavo rango didesnius bonusus ir tai yra didesni komisiniai būtent tau į tavo vasaros įdirbį, tai ką tu padarysi. Tai yra, man labai patinka, kad pati kompanija visada jaučia savo verslo partnerius ir žino, kas yra geriausia. Nes vasarą daug kas ilsisi, o dirbant tu prisėji labai daug sėklų. Todėl rudenį, žiemą, kada yra geriausi pardavimų metas, tu gali dar turėti didesnį rezultatą. Taip, kaip tik norėjau ir panašią mintį ir pridurti, kad daugelis galvoja, ai, čia vasara, ką čia visi atostogauja, nieks čia nieko nedaro, nieks čia nieko nematys, nieks nepirks, nieks nedirbs. Bet iš tikrųjų kaip tik yra tas metas, kai tu gali apšilti kojas. Nes iš tikrųjų, vieniems išeina greičiau, kitiems reikia truputį įsivažiuoti, reikia pažinti produktą, pažinti kompaniją. Tai va tas vasaros laikotarpis, tu gali po truputį jau pradėti ir dirbti, ir susipažinti su viskuo, kad jau rudenį, kaip sakant, jau tus vaisius galėtų raškyti nuo medžių pilnom saujom. Nieks nestabdo, rinkit ir vasarą, jeigu norite. Ir dar norėčiau pridurti apie, Jurgita dalinosi apie Meta, bet taip pat yra ir TikTok Shop. Iš tikrųjų, Lietuvoje kol kas nėra, mes nekantriai laukiam, bet tiek UK, tiek Amerika, tiek Vokietija, nežinau, Ispanija ir Prancūzija, liktai dar pas Ispaniją, gal, ne? Pasileido, tai žodžiu, užsikūrinėja parduotuvės internetu, online, be jokių sandėliavimų, be jokių perpardavinėjimų, persiuntinėjimų, klik ir viskas. Klik ir viskas. Ir apsipirkimai ir iš tikrųjų labai geri vyksta pardavimai, nes žmonės daug kas supainioja, čia nuolaidos, čia VIP narystės, čia dar kas, nors žmogus nori tiesiog ateiti, nusipirkti, padaryti vienkartinį pirkimą, jeigu jam patiks, tai jis pirks ir toliau. Bet viskas labai labai paprasta, ne? Kiekvienas padaro sprendimą, ko jisai nori. Tai va, ar jis nori sutaupyti, ar jis nori produktą turėti ir išspręsti savo problemą. Tai dar vienas dalykas, ką aš noriu pasakyti. Bet mes su Monika dalinamės, kalbam jau šiandieną atvirai apie tiesioginius pardavimus, apie galimybes, ką gali turėti tu. Ir aš grįžau visai nesenai iš Lietuvos, 1,5 mėnesio labai intensyviai dirbau su savo klientais, su komandos klientais, buvo labai daug pravesta renginių, susitikimų ir tikrai mačiau labai daug problemų. Problemų, su kuriomis susiduria jaunesnės, brandaus amžiaus moterys,
oi, plaukų problemų, galvos odos problemų, o veido odos problemų kiek daug. Tad, o mūsų produktas sprendžia problemas, tai tu tikrai turėsi ką pasiūlyti savo klientams. Ir, Monika, dar pasidalinkim gerą naujieną. Dar viena naujiena. Sugrįžo mūsų Barrier Booster linija į prekybą. Tai serumas su niacinamidu ir kremas. Va. Oi, tie aukso lašeliai jau beveik prilygsta šitam, ne? Taip. Iš tikrųjų, šita linija yra super gelbstint, norint atstatyti ir palaikyti sveiką odos barjerą. Tai tos moteris, kurios turi raudonį, sako, nieks man jau nepadės. Nu, jūs nesakykit, jūs Barrier Booster nebandėt. Išsausėjimą, išdirgimą ir negalėjimą, nežinot, ką užtepti, kad oda tikrai nurimtų, kad jūsų oda gautų palaikymą, atsistatymą. Tai čia yra tas pagalbininkas, kuris sustiprina odos barjerą, kuris atstato, kuris pasirūpina, bet aš tuoj parodysiu dabar labai aiškiai, kuris pasirūpina. Bet štai šita visa vieta yra jūsų odos sudirgimas, kada jūs turit išraudimą, perštėjimą, sujautrėjimą. Tai vat šio serumo dėka jis išlygina jūsų odos paviršių, sustangrina, sustiprina ir jau galima naudoti ir tepti, spręsti kitas problemas. Tai vat. Odos barjero stiprinimas vienas svarbiausių. Tai jis sugrįžo ir aš jau vienas iš 3 šių produktų jau yra išparduotas. Iš 3 produktų linijoje yra toneris išparduotas. Tai labai greitai. Aš tikiuosi, kad tikrai kompanija užgamino, dar užteks, kas norės. O aš ateinu irgi su sveikinimu, su naujiena, nu žodžiu, miksas. Yra gimtadienis, yra kelionės kvalifikacija, kurią Jurgita jau pasidarė. Noriu labai pasveikinti ir pasidžiaugti, nes mūsų Jurgita keliaus į Havajus, mano sąskaita. Lapkritį, man atrodo, ne? Lapkritį, taip. Lapkritį. Ačiū, nesitikėjau. Ir šalia to jau sakyk, kokią kitą kelionę laukia, ką darysim toliau? Aš norėjau paskelbti, taip. Kita kelionė yra į Maljorką, net šiurpuliukai eina. Tai yra europinė kelionė Ignite ir ji prasidėjo nuo Liepos jau 1 dienos. Tęsis pusę metų ir viskas įskaičiuota su ekskursijom, su prabangiausiu viešbučiu. Tavo patogumai, tavo norai, kada tu norėsi, vien tik tai dėl to, kad tu pasieksi savo rezultatus. Padėsi kuo daugiau moterų pasiekti geriausius grožio rezultatus. Tai vat viskas apie tai. O taip, mes taip pat turim ir vyrų. Aš turiu beje ne vieną VIP klientą vyrą, kuris naudoja produktus, tai nereikia pamiršti ir jų. Tad visko, kiek mes čia daug pripasakojom, ir kelionės, ir dovanos, ir įvertinimas, ir meta, ir TikTok shop, ir visko labai daug. Aišku, viskas priklauso vėlgi nuo tavo norų. Ko nori šią vasarą? Ko norėjai sausio mėnesį, kada prasidėjo nauji metai? Ar jau išpildai savo norus ir tikslus? Ar jau pajudėjai link jų? Jei dar ne, vadinasi, šiandien yra ta diena. Tuk. Belskis pas Moniką, belskis pas mane, mes parodysim tau kelią ir galėsi pradėti step by step eiti savo tikslų link. Iš tikrųjų, dar vieną mažą niuansėlį norėčiau irgi pridurti, kad tu sakai, dovanos gal tavęs
taip neragina, nedžiugina, bet iš tikrųjų dovaną galima gauti prisijungus kaip market partneris šitą aliejuką. Jeigu, kaip sakant, kaip aš mėgstu sakyti, pavarysi per pirmas mėnesio dienas, tai gausi dar papildomai nemokamą produktą. Praeitą mėnesį aš gavau Scalp Comfort serumą. Šį mėnesį tai yra nenuplaunamas plaukų kondicionierius, tai vasaros must have. Tai žodžiu, yra ir piniginiai paskatinimai, ir produktais, ir kelionėm, ir palengvinimas dirbant, kas liečia jau Meta, TikToko šopus. Tai žodžiu, viskas, kas geriausia, keliauja mums ir mūsų klientams. Tai nesnausk, nelauk, rašyk mums, atsakysim ir vesim tave už rankos, jeigu tokį norą turi. Tai ačiū, Monika, tau. Naujienos degančios, karštos, dabar tik tai neriam į tą jūrą gausos ir darbuojamės. Ačiū, mieloji, už laiką. Ačiū tau, sveikinu dar kartą su Havajais. Ačiū, iki.